Artėjančią šventę skatina dalintis gerumu. Gruodžio 3-7 dienomis nuo 8 iki 16 valandos KTU elektronikos, statybos, cheminės technologijos fakulteto ir centrinių rūmų rūbinėse renkami vaikų ir suaugusiųjų drabužiai ir žaislai. Kodėl šiandien atneši čia savo daiktus? Tiesiog jau buvau senai surinkus savo rūbus ir žinojau apie šitą akciją ir galvojau, kad reikia atnešti, puikia proga. Ką daugiausiai šiandien čia atneši? Daugiausiai tai savo nenešiojimų senų rūbų, kurie jau senai išėjo iš mados. Vaikam nelabai atnešiu, nes galvoju, kad dar pravers. Ir žaisliukus, sakiau, rytoj atnešiu, nes pasirodo ir žaislus priimu. Atnešti tvarkingi ir tinkami dėvėti drabužiai ar geros kokybės žaislai KTU sielovados grupės narių dėka pasieks sunkiau besiverčiančias šeimas ir globos namų auklėtinius. Nors kol kas studentai nėra labai aktyvūs, tikimasi sulaukti ir daugiau iniciatyvos. Nelabai neša taip žmonės. Nėra tokio kaip, kad entuziazmo tokio, kad būtų noras. Nelabai neša. O studentai tai išvis nepasirodo tokių. Aš tai vertinu tokius dalykus, kam išmesti, kad geriau surinkti ir atiduoti, kam tikrai reikia. Studentai teigia kol kas dar nežinantis apie šią akciją, bet vertina ją teigiamai ir norėtų prisidėti. Pirmą kartą išgirdau, visai sudomėjau šitą akciją. Kol kas dar neteko girdėti. Manau, kad čia yra gera idėja, nes aš pati turiu daug nešiojimų rūbų ir manau, kad galėčiau juos pasidalinti su kitais, kuriam jų trūksta. Teigiamai, visą laiką, jeigu turi galimybę, tai reikia padėti. Šią akciją tai vertinu labai puikiai, nes tikrai yra daug, ypač merginų, kurios turi nukrautas spintas ir nenešioja rūbų. Patarčiau būtinai atnešti. Ir kad apsirengtų žmonės, kuriem tikrai to reikia, o ne kad galėtų spinto ir kandį skandžioti. Drabužiai ir žaislai rūbinėse laukiami iki gruodžio 7 dienos.